Labadiena. Šiandien norėtume pristatyti naują produktą Baltų galios linijoje. Tai yra natūralus išrūgų baltymas. Šio baltymo mes ieškojom iš tikrųjų pakankamai ilgai. Gal daug kas žino, kad situacija su išrūgų baltymu pasaulinėje rinkoje yra pakankamai sudėtinga ir įtempta. Ieškant išrūgų baltymo visada susidurime su, kaip nekeista šiais laikais, deficitu. Kadangi išrūgų baltymas naudojamas labai daug konditerijoje, labai daug naudojamas kepinių ir jogurto gamyboje, pasaulyje atsirado jo trūkumas. Ir mums reikėjo iš tikrųjų dėti labai daug pastangų, kad jis būtent atsirastų Baltų galios linijoje, kad jis atsirastų būtent toks. Ką tai reiškia būtent toksai? Tai yra baltymas be jokių dažiklių, be jokių saldiklių, be jokių cheminių priedų ir su optimalia amino rūgščių sudėtimi 100 gramų. Ką tai reiškia optimali amino rūgščių sudėtis? Tai yra, kad gliutamino amino rūgšties ir BCA arba išsišakojusių amino rūgščių kiekis būtų optimalus ir pakankamas, kad mūsų organizmas, naudojant šitą baltymą, galėtų efektyviai atsigauti ir atsistatyti. Išsišakojusių amino rūgščių BCA šitame baltyme 100 gramų yra daugiau negu 15 gramų. Įsivaizduokite, jeigu jūs naudojate 100 gramų baltymo per dieną, išskirstę su savo mitybą, suderinę su savo treniruočių programomis, jūs gaunate daugiau negu 15 gramų BCA, vadinamos tos lietuviškai sako žmonės BCA, amino rūgščių per dieną. Tai yra didžiulis kiekis, kuris tikrai padės jūsų raumenims atsigauti. Koks pliusas to, kad jame nėra jokių cheminių priedų? Tai, jūs galite naudoti vaikų sportą. Jūs galite naudoti po kineziterapijos užsiėmimų, po visų traumų, po, sakykime, kada jūs gulit ligoninėje, po operacijų, kada mums reikia padidinto baltymų kiekio maiste. Dažnai naudojamos amino rūgščių lašelinės, aminoven, aminoplazmal, aminolakt. Tai yra naudojamos klinikose. Tačiau, sakykime, mitybai pagerinti galime tiesiog naudoti šitą išrūgų baltymą, kuris yra be cheminių priedų. Ką tai reiškia mūsų organizmui? Mūsų kepenų fermentų sistema, vadinama P450, yra skirta neutralizuoti visiems mums nepažįstamas cheminės medžiagas. Ji neutralizuoja, vadinasi, ksenobiotikus, arba medžiagos, kurios yra mūsų organizmui svetimos. Jeigu aš naudoju dirbtinius saldiklius, dirbtinius dažiklius, šita sistema išsenka, nusėda. Jeigu aš darau sunkią treniruočių programas, sunkias treniruotės ir dar patiriu fizinį ir psichologinį stresą, tokiu atveju šita sistema irgi nusenka. Tai yra, aš naudodamas maisto medžiagas papildomai, jeigu aš gausiu dar kažkokias tai cheminės kartu su maisto papildais, šita sistema bus išsekus. O ji kontroliuoja beveik 85% mūsų vidinio imuniteto. Tai yra labai svarbu. Todėl mes pasirinkom būtent natūralų, būtent be jokių priedų maisto papildą, kurį gali realiai naudoti dabar kiekvienas, ko iš tikrųjų trūko mūsų rinkoje. Jūs galite naudoti, jeigu jūs esate žaliavalgis, jūs galite naudoti papildomai su savo žaliavalgystės kokteiliais, tai yra puikiai dera, mes jau esam pabandę šitą. Gal kai kurie žaliavalgiai ir prieštarauja tam, tačiau mes remiamės tik savo praktiką, mes nelendam į teoriją, mes pabandėm su žaliavalgystės kokteiliais, tai yra puikiai derėjo. Galima naudoti įvairiausiuose produktuose, ruošiant, sakykime, kokteilius, ruošiant įvairiausius desertus žmonėms, kurie tiesiog ruošiasi varžybom ir jiem reikia gauti padidintą kiekį baltymų, bet suvalgyti jau tokį mėsos kiekį, tokį kiaušinių kiekį, jiems tiesiog jau, tiesiai šviesiai pasakius, jau nebelenda. Taigi, šitą baltymą galima išnaudoti visur, nes nėra skonio ir aš galiu padaryti savo skonį kokį noriu. Noriu susimaišysiu su bananu ir suplaksiu kokteilį. Dabar, sakykime, braškės, šaldytos braškės, vyšnios, tai yra su bet kuo. Mes bandėm įvairiausius kokteilius, labai skanu, labai maistingai. Taigi nuo jūsų fantazijos tik tai priklausys, kaip jūs išnaudosit šitą baltymą.